Kalėdų senelis svečiuojasi Vilniuje. Vieną žiemos vakarą, kai snaigės tyliai leidosi ant Vilniaus stogų, Kalėdų senelis nusprendė aplankyti Vilnių. Jo stebuklingos rogės, skraidinamos elnių, nutūpė pačioje Pilies gatvėje, kur jaukiai temo. O ore sklandė karšto šokolado ir imbierinių sausainių kvapas. Kur galėčiau pasivaišinti karštu šokoladu? Paklausė senelis praeivių, kurie skubėjo gatve. Vaikai ir suaugusieji buvo priblokšti, kai tik pakėlė akis, pamatydavo raudonskruostį Kalėdų senelį su jo stebuklingu maišu. Neilgai trukus, vienas berniukas parodė jam jaukią šokoladinę. Įėjęs vidun, Kalėdų senelis nusiėmė savo didelį raudoną paltą ir sušildė rankas prie puodelio garuojančio gėrimo. Karštas šokoladas buvo toks skanus, kad jis sušuko, panašaus nesugėręs net šiaurės ašigalyje. Kai senelis išėjo iš šokoladinės, Pilies gatvė sutemus buvo dar gražesnė. Žėrėjo lempelių girliandos, spindėjo langai, o ant žemės tviskėjo sniego kristalai. Jis nusprendė nužingsniuoti iki Gedimino pilies bokšto. Pakilęs ant kalno, sustojo akimirkai pasigrožėti miesto panorama. Nuo viršaus jam atsivėrė visas Vilnius, katedros aikštė, skubantys žmogeliukai apačioje ir blyksintys žiburėliai. Senelis išsitraukė plunksną ir pergamento popierių. Pradėjo rašyti laišką elfams. Brangieji mano, Vilnius iš tiesų yra jaukumo miestas. Žmonės čia labai svetingi ir darbštūs. Pasirūpinkite, prašau, kad šiais metais dovanų maišai būtų pilni lietuviškų skanumynų ir rankų darbo grožybių. Kai laiškas buvo parašytas, senelis žvilgtelėjo į laikrodį. Jis nenorėjo praleisti galimybės pabūti katedros aikštėje. Sklandė gandai apie pačią gražiausią Kalėdų eglę Europoje, kuris stovėjo būtent ten. Atėjęs prie eglės, trumpam sustojo apžvelgti milžiniško mirgančio medžio, kurio šakos buvo nukabintos gražiausiais burbulais. Aplinkui lakstantys vaikai smalsiai žiūrėjo į Kalėdų senelį. O jis, stebuklingu judesiu, ištraukė kelias dovanas ir padalijo jas mažiesiems. Ta vakarą senelis dar užsuko į keletą vietų. Aplankė Bernardinų sodą, nusipirko medaus kalėdinėme kioskelyje ir net sudalyvavo trumpame šventiškame šokyje Rotušės aikštėje. Jis taip pat stabtelėjo Užupyje, menininkų kvartale, kur susipažino su vietiniais kūrėjais ir iš jų įsigijo rankų darbo angelą. Šis vėliau papuoš jo dirbtuves šiaurės ašigalyje. Pasivaikščiojęs senamiestyje, Kalėdų senelis pasiekė Aušros vartus. Čia jis trumpam sustojo, priklaupė ant vieno kelio ir išreiškė tylų norą, taikos ir džiaugsmo visiems pasaulio žmonėms. O kai naktis buvo visai čia pat, elniai su rogėmis laukė jo Pilies gatvės gale. Kalėdų senelis žvilgtelėjo į miestą dar kartą. Vilnius iš tikrųjų yra stebuklinga vieta, pagalvojo jis, pakildamas į dangų. Ir nors jis kasmet lanko visus miestus esančius mūsų Žemės planetoje, Vilnius jo širdyje visuomet išliks išskirtinai gražus ir mylimas.